Štai šiam Šakių centre stovinčiam socialiniam būstui vos 2 metai, tačiau apie 5 milijonus litų kainavęs pastatas jau kelia rūpesčių ir gyventojams, ir valdininkams. Namą jau reikia nuolat remontuoti. Džiugios įkurtuvių nuotaikos Šakiuose sklandė neilgai. Naujo prabangaus namo nuomininkai sako, vos įsikėlę į dažais kvepiančius butus, pastebėjo statybinį broką. Mes, kai atvažiavom, tai mums čia pirmiausia mes pasibėjom, čia buvo siena trūkusi, paskui ten kambarį sienos buvo aptrūkinėjusios ir mes dar iš pradžių nieko nesakėm, iš pradžių komendantai sakėm, dėl langų, nes buvo langai su iškrypę, o paskui tai prasidėjo mums visos šitos problemos. Sienos esą buvo sutrūkinėjusios visame name. Savivaldybės nuomininkai sako, kad nespėjo naujose butuose nė kojų apšilti, kai į pastatą pradėjo skverbtis drėgmė ir pelėsis, o tinkas kristi ant galvų. Kampe ten byra į lovą tiesiog, nuo lubų, nuo sienos ir dažai tinkas atkelta. Yra, tai užtat ir traukiam lovą. Vaikam ligos prasidėjo visokius dėl drėgmės, dėl pelėsių, ypatingai nuo šitų. Gyventojai savivaldybę užvertė skundais dėl pelėsių ir drėgmės butuose. Socialinėme name dažnai lankosi komisijos, jų išvados nepalankios savivaldybės nuomininkams. Esą gyventojai netinkamai prižiūri būstą, kai kur virtuvėse neveikia gartraukiai, o vonios kambariuose užkištos ventiliacinės angos. Butai turi būti ventiliuojami, nes žiemos metu kai kurie taupydami šiluminę energiją, jie užklijuoja ventiliacinės angas ir butas stengiasi kuo mažiau ventiliuoti ir dėl to atsiranda pelėsis. Administracijos direktorius sako, kad maždaug 5 milijonus valstybei ir savivaldybei kainavęs namas pastatytas kokybiškai, tik esą gyventojai įleisti galbūt šiek tiek per anksti. Konstrukcijos nebuvo dar susigulėjusios, todėl sutrūkinėjo sienos. Šakių savivaldybė šio namo remontams nesirengia išleisti nė cento. Kai baigsis statybininkų duota garantija, savivaldybės turtas bus perduotas gyventojų žinion. Savivaldybė negali skirti tiek lėšų, kad visi būtų 100% atremontuoti. Ir nuolat? Ir nuolat. Tai taip sakant, liaudiškai kantrybė trūko? Nu taip, nes lyg tai šitas namas yra norėjom žmonėm padėti, kad būtų geriau, bet išėjo kaip visada. Nelabai sutiktumėm, nes kadangi atėjom patys matot, kokie yra atkėlimai dideli laupai, tiesiog jeigu turim traukti lovas, jeigu byrai jas, tas dažai ir tinkas, tai mes nekalti, mes atėjome į naują namą ir tai pradėjo darytis. Mes nesugadinom pakol kas nieko. Savivaldybės administracijos direktorius sako, kad remonto problema yra visuose miesto socialiniuose būstuose. Nemažai gyventojų už simbolinę kainą išsinuomoja iš savivaldybės butą, tiesiog niokoja jį. Todėl dėl netvarkingų gyventojų kentės visi Šakių savivaldybės nuomininkai. Šį rudenį ruošiamasi patvirtinti naujas taisykles, kad už remontą socialiniuose būstuose privalės mokėti patys gyventojai. Reporterė Geda Kumžienė, Šakiai.